Gerai, paklausykit. Ir dabar, bet yra krikštai. Ir vienas iš tų krikštų yra krikštas šventojoje dvasioje. Krikštas yra panardinimas. Ir aš noriu paklausti vieną dalyką, labai paprastą. Kas įvyksta su žmogumi, kada jį taip nebus, žinok, negazdinsiu dabar, gerai, bet kada tu paimi žmogų ir panardini ir laikai ilgai, kas būna? Kas? Kas? Teisingai, jisai pradeda burbuliuoti. Burbuliuoti, pradeda kypti burbulai, nes mūsų plaučiuose yra oras. Tai žiūrėk, klausykit, tas pats yra su Jėzum. Jėzus nardina šventosios dvasios upėje. Ir kada jisai panardina, žinot, kas įvyksta? Tu pradedi burbuliuoti. Kitomis nežinomomis kalbomis. Kiti žmonės sako, aš turiu vienoje tokioj bendruomeniai, Kaune nuėjau ir ten mergaitė. Aš negaliu kalbėti. Kaip aš galiu kalbėti? Už mane meldėsi daug kartų. Negaliu kalbėti. Negaliu. Kodėl? O jeigu tai piktoji dvasia ir aš burbuliuosi kažką tai iš piktosios dvasios. Jinai taip norėjo gauti tą. Aš tikrai, jinai buvo savo, bet kaip dabar aš jau susigraudinu, beveik verkiu. Jinai taip nori šventosios dvasios. O jeigu taip piktosios. Ir aš tik prisimenu Luko Evangelijoje pagal Luką. Jėzus pasakė, sako, koks iš jūsų tėvas jai prašys, sūnus akmens šitą duonos duos akmenį, jei tu prašys žuvies duos skorpioną. Sako, jeigu jūs prašys šventosios dvasios, sako, tad nejaugi jisai tėvas neduos šventosios dvasios. Tai reiškia, neduos tau piktosios dvasios. Ir mes dabar tikėjimu paprašysim, jūs taip pat, brangus internautai. Ir tarp kitko vienas dalykas, trumpa pamokėlė. Kai kurie žmonės sako, bet ar Viorelai, tu nežinojai, kad pirmam laiške Korintiečiam 12 skyriui parašyta, ar visi kalba kalbomis. Ir ten mintis, ne visi. Aš pasakysiu, kada tu gražiai sužiūri tą visą gabaliuką, ten akivaizdu yra, kad kalba yra apie štai, kad niekur neskaičiau, man šventoji dvasia tai reiškia. Pirmas, ar visi apaštalai? Ne. Visi pranašai? Ne. Visi mokytojai? Ne. Visi daro stebuklus? Ne. Ir paskui ateina, ar visi kalba kalbomis? Apie ką kalba? Kas yra apaštalas? Tarnystė. Kas yra pranašas? Tarnystė. Tai reiškia, ar visi žmonės yra naudojami bažnyčių, kad jis atsistoja. Ir pada ramama kandala kundara krasantala kardinine gardananara reimbešia, taip sako viešpa, ribamana koldara brasendala harama. И все žiūri, что бы это значило, ką tai galėtų. Ir tada Agnė ant jos šventoji dvasia nužengia ir sako, taip sako viešpats, nebijokit, brangus Kristus palipimo lankytojai, viešpats su jumis, jisai myli jūs, jis jūs aplankys, užtvindys šitą vietą savo buvimu, jūs matysite didžiulį prabudimą. Mažoji kaimenė, aš padidinsiu jūs. Hallelujah, aš tikiu, kad čia buvo geras vertimas, aiškinimas. Tai reiškia, kad yra žmonės, kurie naudojami bažnyčia, vienas kalbėti kalbomis, o kitas išaiškinti. Dažniausiai. Tai va, kalbėjo pirmoji bažnyčia absoliučiai visi, aš gavau rašto vietą. Žinot kokią? Pasikrikštikite ir gausite šventosios dvasios dovaną. Nes tai yra skirta jums, jūsų vaikams ir visiems, pasakykim visiems. O man darosi karšta. Halleluja! Kad Dievas nori duoti šventąją dvasią visiems. Žinot kodėl? Kada tu priimi šventąją dvasią, tu gauni didžiulį norą skelbti Evangeliją. Mes dabar gausime šventąją dvasią. Ilona, jūs dabar pradėsite kalbėti kalbomis. Aš pranašauju. Jėzus pasakė štai kokius žodžius.
ateikite pas mane ir gerkite. Ir kas tiki mane, kaip raštas sako, neturi savo Jėzaus versijos, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės. Amen. Aš tikrai, tai skirta visiems, absoliučiai visiems, taip raštas sako. Mano patirtis buvo taip, aš įtikėjau savo 5 įtikėjimo dieną, atsiprašau, aš įtikėjau 5 įtikėjimo, aš gavau šventąją dvasią 5 įtikėjimo dieną. Nes Dievas norėjo. Aš turėjau 2 dienas, kad man gaučiau instrukcijas. Ir aš gavau instrukcijas iš vieno savo žmogaus, kursioko, kuris buvo. Ir kad aš nuėjau į tą susirinkimą, buvo kambarys ir visi pasieniai buvo nusėsti. Visos kėdės apsėstos, sofos apsėstos. Ir aš girdžiu, jie kalba, rokonika šekanela korana. Ir aš irgi bandau, sakau, Tomai, aš irgi to noriu. Ir jis pristato mane ir man tada davė labai konkrečius ir įsamius nurodymus, kaip gauti tą nuostabų patyrimą, tą dovaną. Žinau, kokie buvo? Sėskis ant kėlimo. Ir ten 20 žmonių sukrovė ant manęs rankas ir pradėjo borbuliuoti rakata šekanala. Ir instrukciją aš gavau pirmadienį arba antradienį, atsimenu, iš kito žmogaus. Jis man štai ką pasakė. Mano bendrakursis sako, aš buvau tokioj bažnyčioj. Ten pastorius ant manęs uždėjo rankas. Elektra eina per visą kūną. Ir aš galvoju, va, dabar aš gausiu elektrą. Ir kada jie sukrovė rankas, aš supratau, dabar bus elektra. Ir ką aš turėjau? Aš turėjau lūkestį, aš laukiau. Nes aš sakau, gerai, pažiūrėsim, kas čia gausis, greičiausiai nieko nesigaus. Keisti burbuliatoriai. Aš turėjau lūkestį, aš laukiau. Ir jeigu tu turėsi lūkestį ir lauksi, ir suvoksi, kad jis dabar nori tau duoti, tu gausi dabar. Jėzus nori tau duoti. Jis nori matyti visą Suvalkiją ir visą Lietuvą išgelbėtą. Pilviškius visus išgelbėtus. Pasakykim visi kartu. Dabar kreipsimės į Jėzų. Dar vienas liūdimas. Gerai, pasakykim, Jėzau, panardink mane šventojoje dvasioje. Dabar, kaip apaštalos, sekminių dieną, aš priimu šventąją dvasią dabar ir imu kalbėti kalbomis, kaip šventoji dvasia duoda prabilti. Ir pradedam kalbėti. Tikėjimo. 1, 2, 3 ir jis pradeda. Reneka šeka talaka radene nešeka. Kalbam. Šindara brasendara. Nebijok. Šekardela nanenijara. Krosso kentara diara. Halleluja. Sendala nanenijara. Shira nanenijara. Shendala nanenijara. Shandara